viskas pasikeitė. Gal net išsivedėjo, truputį ištirpė. Visada yra sunku prisiminti arba žinoti, nuo ko pradėti. Aišku, gerai, kai žinai, kai baigsi. Ir kaip matote, aš čia, o jūs ten. Jei būtų atvirkščiai, būtų keista. Bet šitoje garbingoje kompanijoje aš daug nekalbėsiu, nes yra kas ir geriau už mane pakalbėtų. Pradžioje toks prašymas: kai klausysitės mano pokalbio, trumpam įsivaizduokite, kad laikrodžiai sustoja. Ir pašėlęs gyvenimo ritmas nebeskaičiuoja sekundžių iki sekančio starto. Prisiminkit vaikystės kiemus, skersgatvius, akligatvius, palėpes ir pirmąją dviratį. Ant pirštų suskaičiuokite likusius draugus ir padarykite savo atitinkamas išvadas. Išsaugokite atminty savo pirmąją meilę, bet palikite vietos ir paskutiniai. Prisiminkit momentą, kai bandėte pasirinkti teisingą sprendimą, tačiau kartais ir klysdavote. Taigi bandysiu išsiaiškinti, kam mes reikalingi.